Sveiki visi atvykę į mano prezentaciją, kurią turėjau atlikti prieš 2 savaites. Šiandien jums trumpai papasakosiu apie šį nuostabų lietuvį, kuris bandė apgauti 20 skirtingų restoranų Ispanijoje, kad gautų nemokamo maisto. Šio vyro vardas yra Aidas J. Šios istorijos metu Aidas gyveno Alicantėje, Ispanijoje ir jis labai mėgo pavalgyti. Kaip ir dauguma iš jūsų, ar galite atspėti, ko Aidas labai nemėgo? Tu teisus, pilietė. Jis nemėgo mokėti pinigų. Aš jums bandysiu atpasakoti, kaip šis figūringas dėdė nusprendė išvengti mokėti už patiekalus restoranuose. Pone, jūsų keturgubas burgeris? Atsiprašau, pamiršau šakutę. Vau, turbūt skanu buvo. Ne. Gal tada čekį atnešti? Vieno nukentėjusio restorano darbuotojas vietos žiniasklaidai pasakojo, kad lietuvis atsiguldavo ant grindų, apsimesdavo, kad jam skauda krūtinę ir imdavo drebėti. Tuomet greitosios pagalbos automobilis jį nuveždavo į ligoninę. Jeigu jūs manot, kad šitą graikų dievą išgąsdino policijos įsikišimas, jūs labai klystate. Jisai žinojo, kad policija jį stebi ir jis vis tiek užsisakinėdavo lobsterį ir viskį. Gali jį vadinti kaip nori, bet žmogus žino savo prioritetus. Jis tai darė tiek daug kartų, kad vietinių restoranų darbuotojai jį pravardžiavo gastroheta arba lietuviškai skrandžio liga. Galimai jį įkalino 42 dienoms. Pridarau klaidų, pripažįstu kur dėtis, bet iš visų jėgų stengiuos būti geras pilietis. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai